Vakaras sapnam. Šią savaitę aš noriu pradėti tokį trumpų kvėpavimo praktikų ciklą. Tad kiekvieną savaitę dalinsiuos po vienu kvėpavimo pratimu iš kundalini jogos, kurį bus galima tiesiog arba pridėti prie savo jau esamų praktikų, ar turėti kaip atskirą praktiką, ar tiesiog turint darbe ar kažkurioje kitoje vietoje 10 minučių, tiesiog skirti savo laiko ir pakvėpuoti. Šią savaitę kvėpavimo praktika bus skirta nuimti nerimui ir stresui, nes šiais laikais turbūt visi žinome ir galime pripažinti, kad stresas ir įtampa yra neišvengiama dalis ir ne kiekvieną dieną pavyksta išlaikyti tą visišką balansą ir harmoningai turėti visą dieną, tad šis kvėpavimas būtent padės susibalansuoti, grįžti į save ir nusiraminti ir bent jau turint 7 minutės rekomendaciją, idealiu atveju bent jau 11, tai tiesiog per šitą laiką bus galima pakeisti savo būseną. Tai kvėpavimo pratimui svarbu visada tiesi nugara, galite net ir ant kėdės tiesiog sėdėti arba tiesiog ant kilimėlio sukryžiavus kojas. Kairė ranka tiesiog ilsis ant šlaunų, ant kelio ir su dešinės rankos nykščiu mes uždengsim dešinę šnervę. Kvėpavimas vyks tik pro kairę šnervę. Burnos nenaudojam, tik tai kvėpavimas pro nosį ir tik pro kairę šnervę. Tai dešiniu pirštu užsidengia dešinė šnervė, 4 likę pirštai tiesiog įtempti, žiūri į viršų, užmerktos akis. Lengvas kaklo užraktas, kad atvertumėm kaklo slankstelius, tiesiog smakrą truputį nuleidžiam, įspaudžiam smakro duobutę. Įsivaizdavimas gali būti, kad čia laikot kaip apelsiną, toks truputį nuleistas kaklas. Ir užsidengia dešinė šnervė, 4 pirštai žiūri viršų ir tiesiog ilgas lėtas kvėpavimas pro kairę šnervę. Tai galite užsidėti tiesiog laikmatį, pavyzdžiui, 7 minutėm minimaliai, arba 11, kaip sakiau, idealiu atveju, arba tiesiog skaičiuoti lėtai iki 26 kartų. Tai tiek šią savaitę ir iki kitų susitikimų. Sapnam.